Sveikučiai. Kągi aš norėčiau jums papasakoti šį kartą. Ogi visai tokį, sakykime, įdomų dalyką, gal kai kam ir nelabai, apie tai, kaip terariumo gyventojai yra apgaudinėjami sistemos. O kaipgi jie apgaudinėjami? O jie apgaudinėjami, kad jie gyvena ne terariume, kad nėra jokio kupolo ir kad jų tas terariumas, ta žemė nėra visiškai plokščia, o kad jinai yra apvali kaip kamuolys. Na, tai tiesą pasakius, tai juos ten taip apgaudinėja, kad jie liktai gyventų kaip mes, kad gyvenam planetoj Žemė, kuri sukasi aplink Saulę, sukasi aplink savo ašį, didžiulis greitis ten to sukimosi, ten pusiauja, ten jau, man atrodo, ir garso greitį viršyje, ties pusiauja tas sukimosi greitis. Nu ir žodžiu, vat jie meluoja visus tos dalykus, nors realiai tai ten terariume jie ir gyvena ant tos plokščios žemės, kuri stovi stacionariai, niekur nesisuka, o tiesiog Saulė ritinėjasi ten po tą bliūdą, galim tai pasakyti, tik tai pakilus virš bliūdo. Nu ir aišku, viskas dar po kupolu, kaip ir sakiau. Nu ir ką, jiem jau nuo mokyklos pradeda meluoti, kad jie gyvena planetoje Žemė. Nu, aišku, jau ir mokyklose, ir visuose filmuose, ir vadovėliuose, ir, žodžiu, visur pastoviai, jeigu tik yra proga, reikia ar nereikia, visur įkišamas tas kamuolys, žemė kamuolys. Ir kokiu tikslu ta sistema tai daro tam terariume? Ogi tokiu tikslu, kad tie žmogienai gyvendami tam terariume galvotų, kad jie iš tikrųjų gyvena ant kamuolio, kuris skrenda po tuščią kosmosą, vakuumą, sakykim, ir aplinkui nieko nėra, ten tik tais kosmoso beribės kažkokios tai platybės, ir kad jie jokių būdų nesugalvotų patikrinti tuo savo ledo sienos, kuri juosia jų tuos žemynus, sakykim, tam centriniam terariume esančius. Jeigu pasižiūrėsit video paveiksliukę pradžioje, visą laiką yra parodyta maždaug kaip ten tas terariumas atrodo. Aišku, čia yra mano pasakos, viskas, kaip ir sakiau, mes tai aišku žinoma, kad skrendam kosmose, mūsų nuostabioje planetoje Žemė, bet pas juos yra atvirkščiai, o juos apgaudinėja specialiai, taip, kad jie liktai skrenda kosmose. Nu ir va, o tas tikslas, kaip ir minėjau, kad nesužinotų, kas yra už tos ledo sienos, kad nesužinotų, kad yra daugiau ten tų žemynų, sakykim, kas tuose kituose žemynuose, kokie ten kaimynai gyvena, jiem irgi niekas, žinoma, nesako, nes, nu, kaip ir tai skaitosi, jeigu gaublys, tai yra Antarktida, o ne ledo siena. Nu ir žinoma, nu čia beje labai panašiai kaip ir pas mus, visiems yra draudžiama artintis prie tos Antarktidos, prie tos ledo sienos. Neva tai jau, kad, sakykime, nepakenkti gamtai, kad ten nepaliesna gamta yra, žodžiu, ir kad tas ledas neištirptų. Ir visos valstybės, nors šiaip visais klausimais jos ten kovoja, kariauja, konkuruoja, tam terariume, žodžiu, nu, aišku, valstybės tai to ne Vidono sukurtos, ne taip kaip pas mumis žmonių, kad sukurtos, o ten tai ne Vidono sukūrė tas valstybė, žodžiu, ir jos kariauja tarpusavį viską, bet va tuo klausimu, kaip dėl ledo sienos, tai jos visą laiką sutarė ir nėra jokių ginčų, Antarktida yra neliečiama, žodžiu, nei viena iš jų nenori užkariautos Antarktidos ar užsiimti ten kažkokią teritoriją toje Antarktidai. Žodžiu, kažkaip, vat, nu ir taip mulkinami. Kągi juos ten dar mulkina? Ogi juos dar mulkina, kad iki Saulės ten kažkiek ten tų milijonų kilometrų yra ta Saulė labai toli ir Saulė yra žymiai didesnė už Žemę, ten keliasdešimt kartų ten didesnė, net nežinau, gal net ir 1000 kartų didesnė. Nu taip kaip pas mus, žodžiu, kaip yra, bet pas juos tai ten meluoja, nes pas juos tai Saulė visai neaukštai ritinėjasi virš tos Žemės, ten, nežinau, gal keli šimtai kilometrų ir jinai skraida, sakykim, pakilusi taip po aplink tą lėkštę. Nu va, ir ką dar jie meluoja apie visokius atstumus iki žvaigždžių, iki mėnulio. Čia jau mokyklose tie melavimai visi yra, nes paskui, aišku, niekas ten nebesigilina, bet kol dar yra jaunas protas, tai jiem vat prikiša, kad mėnulis ten irgi už belekiek ten tų kilometrų labai toli, jis labai aukštai. Ir kaip labai įdomi, jie ten dar prisifantazuoja, jie net sugeba sufantazuoti, kiek tas mėnulis sveria, kiek ta Saulė sveria, kokio jinai dydžio, koks ten vidus tos Saulės ir tos pačios Žemės gaublio, koks branduolys, kad ten, žodžiu, metalas kažkoks ištirpęs viduj sukasi, kad ten be proto karšta to Žemės centre, žodžiu. Nu, va, tokius visokius dalykus, nors, aišku, niekas nėra patikrinęs, nes, nu, neįmanoma tokių dalykų patikrinti. Niekas nėra pasvėręs, nei tos Žemės, nei mėnulio nėra pasvėręs.
nei tų atstumų iki žvaigždžių niekas nėra išmatavęs, bet jau jie visi ten sako, kad tiksliai žino, nors iš tikrųjų, aišku, juos ten kabo tam terariume, tos visos žvaigždės, tai ant kupolo, sakykim, kaip lemputė sukabintos, kad būtų gražiau ir orientuotis išeitų naktim. Bet jiem tai sako, kad čia yra milijonai ten ar milijardai šviesmečių iki tų tolimųjų žvaigždžių. Negana to dar apie žvaigždės, bet dar ir prikuria dar visokių nesąmonių apie visokias juodas skylės. Tai tos juodos skylės, kurių net nesimato ir net neįmanoma jų niekai pamatyti, bet žodžiu vis tiek tie terariumo mokslininkai, šetono pakalikai, žodžiu, tarnai, jie visai pamulkina to žmonės apie tą kosmosą, kaip galima ir kaip negalima. Nu ir pradedant nuo mokyklos ir iki pat, kaip sakant, pabaigos ir suaugusiam žmonėm, ar tai per žinias, ar kažkur, vat vis atrandama tą progą kažkaip tai pasakyti, kad, žodžiu, Žemė yra kaip kamuolys, o ne tai kaip apvalė, bet apvalus ir terariumas yra. Bet Žemė tai yra kaip kamuolys apvalė, ta prasme, sferiškai apvalė, neplokščiai apvalė. Nu va, ir netgi dainas visokias ten kūrė jų dainininkai, kokia ta Žemė yra apvalė, kaip ten ant to Žemės ir tralelė. Nu ir kaip ir sakiau, ta didžioji apgaulė tik tai dėl to, kad nežinotų, kad yra ledo siena, kad už tos ledo sienos yra kažkokie kaimynai, kurie ten gyvena, sakykim, galbūt jie netgi yra aplanko, gal ten ir net ne žmonės už tos sienos gyvena, gal kokie nors ar reptiloidai, ar dar kokie nors humanoidai. Ir jie kartais aplanko pro tą ledą sieną atplaukia ir tuos žemynus esančius pačiam terariumo centre. Bet juos tada jau pavadina ateiviais, kad jie atskrido iš kosmoso, iš kažkokių tolybių, platybių ten ir panašiai. Nu va, tai tiek turbūt norėjau truputį papasakoti, kaip ten yra žmogeliukai tie durninami su kosmosu netikru. Jiem rodo ir paveiksliukus visokius, aišku, dar kas ten labai įdomu. Tai kad žmonės patikėtų kosmosu, tai į kosmosą leidžia tokius maketus visokių, sakykim, raketų. Paleidžia į kosmosą maketą raketos, nu atrodo kaip raketa, aišku, viskas tvarkoj. Išskrido į tą kosmosą tą raketą, nu ir aišku, jinai nukrenta ten už keliasdešimt kilometrų kažkur, tai ar ten už kelių šimtų kilometrų, kaip kokią raketą jiem pasiseka ten paleisti. Nu ir, o paskui jau rodo, žodžiu, iš kino studijos, neva tai kosmonautai ten jau sėdi toj raketoj, jau jie ten skrenda, kartais jie dar ten pasivarto, sakykim, ar panašiai. O jeigu jau rodo atvirą kosmosą, tai žinoma, dažniausiai, sakykim, filmuoja arba tuose baseinuose, kur vandenį tiesiog būna tie apsirengę skafandrais kosmonautai, bet iš tikrųjų ten jie vandenį, o ne kosmose, užtat ir tie judesiai tokie sulėtinti. Arba būna tuose lėktuvuose, kur lėktuvas kada leidžiasi, tada sudaro tokią nesvarumo būseną savo, sakykim, tam viduje, sakykim, jeigu jisai lėktuvas pats krenta, bet jeigu tu esi viduje, tai tau atrodo, kad nebelieka žemės traukos. Nu, aišku, dar žemės trauką tai jie vadina gravitacija visuotinė, kad visi kūnai ten traukia. Nu, apie gal gravitaciją kitą kartą papasakosiu, kaip ten jiem pudrina tas smegenis, kol kas gal apsiribuokim tik tai kosmosu. Tai va, tiek žinių kol kas, o kitą kartą jau kažkokią kitą temą turbūt paimsim. Iš terariumo gyvenimo linksmybių.